Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 88 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie pramonės perversmą Anglijoje ir jo įtaką Europai. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie modernios kredito ir finansų sistemos kūrimą. Taigi stipriai besiplėtojančiai pramoniai reikėjo daug investicijų ir kreditų. Anglijoje, kitaip nei kitose Europos valstybėse, jau XIX amžiaus pradžioje buvo sukurta daug privačių nedidelių bankų. Jie galėjo teikti palankius kreditus, vystyti pramoniai bei transporto sistemą. Monopoliniai valstybiniai bankai Europoje tokių ilgalaikių kreditų tuo metu dar beveik neteikdavo. Be to, Anglijoje išsivystė nemažai pramonės šakų, iš kurių gaunamą pelną jau buvo galima panaudoti kitose srityse. XIX amžiaus pradžioje ekonomikos plėtimą daugiausiai finansavo tekstilės pramonė ir žemės ūkis. Anglija pirmavo ir kuriant naujas įmonių formas, tai yra akcinės bendrovės. Jos leido finansuoti didelius projektus, didelių fabrikų ar geležinkelių statybą, nes tokių bendrovių akcijas išpirkdavo tūkstančiai smulkių akcininkų. Taip būdavo surenkamas nemažas kapitalas. Atsirado biržos, kuriuose buvo perkamos ir parduodamos tokių bendrovių akcijos. Trumpai apie anglų inžinierių ir mašinų eksportą į žemyną. Po Vienos kongreso Anglija prekių įvežimą apribojo muitais. Tokios pat politikos ėmėsi ir kitos Europos šalys, nes jas užplūdo pigios anglų prekės, kurios vertė bankrutuoti smulkius vietinius gamintojus. Valstybėms įvedus didelius muitus iškilo svarbus klausimas, kaip galima paspartinti ekonomikos pažangą, pasivyti Angliją, sustiprinti pramonę, kad jie galėtų sėkmingai konkuruoti. Europos valstybės pradėjo ieškoti būdų, kaip įdiegti tuos pasiekimus į techniką, kuri jau buvo sukurta Anglijoje. Tai nebuvo lengva, nes įvedus muitus Anglija ribojo, o dažnai net draudė išvežti naujausias mašinas. Anglų inžinieriams taip pat buvo draudžiama išvykti į kitas šalis ir padėti jų pramonininkams susipažinti su visomis technikos naujovėmis bei jas įdiegti. Apribojimai nesustabdė nei prekybos mašinomis, nei anglų inžinierių eksporto. Įvairios technikos naujovės buvo išvežamos nelegaliai. Mokant didžiulius atlyginimus anglų inžinieriai buvo paperkami ir viliojami į kitas šalis. Prancūzijoje trečiajame XIX amžiaus dešimtmetyje dirbo net keli tūkstančiai iš Anglijos atvykusių specialistų, kurie apmokė, kaip naudotis naujausiomis mašinomis. Tuo metu labai išplito ekonominis šnipinėjimas. Ypač juo išgarsėjo Prūsija, siuntusi savo žmones į Angliją, kad šie sužinotų apie naujausius išradimus ir jų panaudojimą.
Nepaisant visų pastangų, nė vienai Europos šaliai tuomet dar nepavyko pasivyti Anglijos. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie modernios kredito ir finansų sistemos kūrimą. Kodėl reikėjo tokios sistemos? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie anglų inžinierių ir mašinų eksportą į žemyną. Kodėl Europos valstybėms XIX amžiui nepavyko aplenkti Anglijos. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.